Rungtynės tikrai nebuvo lengvos, kadangi žaidžiam šią savaitę 4 varžybas, dar trūksta mum kelių žaidėjų. Tai tikrai nebuvo lengva, jie atvažiavo vis tiek labiau atsipalaidavę. Gerai žaidė pirmą pusę, tikrai davė gerą kontaktą. Vis tiek yra gerų žaidėjų, protingų žaidėjų. Ir tikrai nebuvo lengvas, bet džiaugiuosi mūsų komanda, kad 4 kėliny pavyko perlaužti varžybas ir jas laimėjom. Daugiau mažiau kontroliavo tos rungtynės, 3 kėlinius, bet nepavyko įgytos solidesnės persvaros uždaryti rungtynių, kai manot, ko pritrūko? Šalto protą, kažkaip vis tiek jie taip dengiasi, biški keitaliodami tas sistemas, tai ten keičias, tai biški pasimetė mes ir jie to pasinaudojo gerai, priėmėm kvailų sprendimų, kai kur perskubėjom, kai kur nepadodom pasą, bet 4 kėliny nusiraminam, treneris liepia biški ramiau žaisti ir mums pavyko. Buvo pakankamai sunkus tvarkaraštis šiuo metu, bet tam 4 kėlinyje atrodo, jeigu turėjau tikrai nemažiau nei varžovai, tai čia geras darbas prieš sezonį pasiteisino ar kas? Taip, tikrai ir prieš sezonį dirbom intensyviai ir vis tiek yra dauguma komandų, kurie žaidžia 3-3, kurie vasarą netostogauja. Tai ir treniruotėse dirbam ganėtinai intensyviai, kadangi turim 10-12 lygiaverčių žaidėjų, tai treneris parotuoja ir dėl to 4 kėlinyje nepavargsim. 4 pergalės iš 4 kol kas, kaip manot, kas per šias 4 rungtynes pavyko ir ką dar galima patobulinti? Pavyko tikrai ganėtinai gerai pataikėm, nežinau kaip šiandien tritaškai, bet pirmas 3 varžybas tikrai gerai pataikėm tritaškius, o pagerinti galim kovą dėl atšokusių kamuolių ir manau, kad greitą puolimą. Pačiam čia nauja karjeros stotelė Marijampolėje, kaip kol kas miestas, komandos draugai, pati organizacija? Viskas labai gerai, esu patenkintas, komandos draugai tikrai geri, su dauguma esu žaidęs kažkur ar 3-3 ar 5-5, tose pačiose komandose. Miestas tikrai gražus, niekada prieš tai nebuvau ilgesnį laiką Marijampolėje, tai tikrai patinka, sutvarkytas miestelis, organizacija gera, tikrai nusiskundimų jokių neturiu, esu labai patenkintas. Apie patį NKL lygį, kaip manot, ar jis pateisina jūsų lūkesčius, ar galvojat kiek aukštesnis, kaip bendrai pati lyga kol kas jūsų akim? Atvirai pasakius, galvau, kad lygis bus žemesnis. Tai tikrai yra ganėtinai geras lygis, daug ir vyresnių žaidėjų yra komandose ir daug jaunimo, tas pats Žalgiris, Neptūnas, Žalgirio komanda tikrai jaunimo paliko gerą įspūdį, nes vyrukai tikrai fiziškai yra, tai tikrai lygis yra neblogas. Ir kai vertinat savo sportinę formą, ar dar yra kur stieptis, ar visai neblogai jaučiatės? Dar tikrai yra, kadangi praeitą savaitę šiek tiek tokią mini traumelę patyriau, tai ir taip atsitiko, kad dabar reikėjo žaisti 4 varžybas, bet tikiu, kad viskas bus gerai, išsigydys tą traumą ir manau, kad žaisiu dar geriau.